Sveiki gyvi, mėlyjei mūsų žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, kalbos namai ir pokalbiai iš tarptautinės mokslinės konferencijos Pilypas Ruigys ir apšvietos epocha. Mūsų pašnekovė daktarė Alina Kuzborska. Labą dieną. Labą dieną. Varmijos ir Mozūrijos universitetas, Olštinas. Ir daktarės tema Pilypo Ruigio lietuviškos dainos ir jų recepcija vokiečių literatūroje. Tai iškyla tokios pavardės kaip Goethe, kaip Lesingas, kaip Herderis. Pavardės garsios, turinys turbūt paprastam žmogui reikalauja tam tikro paaiškinimo. Apie tai mes su garbiaja Alina ir pakalbėsime. Bet gal iš pradžių apie jūs ir lietuvių kalbą. Varmijos ir Mozūrijos universitetas. Iš kur jūs kilus? Aš gimiau Vilniaus krašte. Taip. Ir čionai lietuvių kalbą. Taip, lietuvių kalbą išmokau Lietuvoje, nors šeimoje mes kalbėjome lenkiškai. Taip. Ir baigiau lenkišką mokyklą Paluknyje ir Vilniaus universitetą. Studijavau germanistiką, vokiečių kalbą. Po to, po studijų truputį padirbėjau ir iškeliavau į Lenkiją, ten parašiau disertaciją ir įsidarbinau Olštino universitete ir ten dėstau vokiečių kalbą. O ar šiame universitete baltistikos kokios nors tradicijos ar lituanistikos tradicijos yra? Kol kas nėra tokių tradicijų, bet mano tyrimai, mano moksliniai interesai labai susiję su lituanistika, galima, arba plačiau su baltistika. Disertaciją parašiau apie Kristijoną Donelaitį vokiečių kultūros kontekste ir apie jo vokiškus eilėraščius, apie jo vokiškus kontekstus. O dabar aš taip jau plačiau dirbu apie prūsų motyvus įvairiose literatūrose, vokiečių, lietuvių, lenkų literatūroje. Herkus Mantas yra dabar mano literatūrinis herojus. Iš tikrųjų labai įdomi tema, net ir Lietuvoje turbūt jinai nėra labai tyrinėta. Nėra labai tyrinėta, vokiečių romanų ir istorinių dramų apie Herkų Mantą yra gana daug. Aš suradau 15 tekstų ir kai kurie tekstai tai tiesiog buvo visiškai pamiršti, nežinomi ir prie to dirbu. Ir šiandien norėjau irgi vieną tokį tekstą pademonstruoti, nes XIX amžiuje lietuviai ir prūsai buvo kaip baltai, vos ne vienas ir tas pats. Lietuviai susiliejo su prūsais ir tapo kaip Prūsijos karalystės, po to Rytprūsių pirmieji gyventojai. Tai jūs tą tekstą, sakot, norėjot šiandieną pademonstruoti. Ar turėjote omeny, kad jūsų pranešime apie Ruigį čia tie motyvai skamba? Taip, Ruigas, Pilypas Ruigas yra toks atspirties, toks taškas, punktas. Norėjau pakalbėti, kaip vokiečiai, kaip priėmė, kaip vertino lietuvių liaudies dainas. Kaip tos dainos, kaip terminas, vokiečiai vartodavo daina terminas lietuviškai, taip, netgi neversdavo į Volkslied. Ir tai buvo aišku, koks tai kūrinys. Ir koks žanras, kad tai yra lietuvių tautos arba liaudies, kaip sakoma, daina. Daina, taip. Liaudies kūrinys, dainuojamas kūrinys, dainuojamoji poezija, taip, kadangi vokiečiai labai vertino irgi šitą poetiškumą ir kalbos sklandumas, sąskambius. Visa tai buvo jau 18 amžiuje atpažinta. Pirmas iš vokiečių tyrinėtojų, tokių lituanistinių
darbų puoselėtojų buvo Mörlinas, jis pirmas pavartojo šitą terminą daina, po to atkartojo šį terminą Filipas Ruigys savo kūrinyje Betrachtung der litauischen Sprache, tai buvo labai seniai, 1745 metais. Po to sekė Lesingas, kuris irgi 3 dainas publikavo ir apie tai kalbėjo. Herderis netgi 8 dainas paskelbė savo garsiam visokiausių tautų liaudies dainų rinkinyje Stimmen der Völker in Liedern. Ten buvo 8 dainos, tarp kitko viena daina iš Ruigio traktato. Goethe irgi panaudojo vieną liaudies dainą savo dainuojamai operai, tokiai operetei, Singspiel, tai buvo Žvejė, irgi lietuviška liaudies daina. O aš norėjau kalbėti apie 19 amžių. Bet dar prie tų pavardžių, kurias jūs paminėjote, apsistokime, nes kai išgirsti Lesingą, Herderį, Goethe, tai taip galva net pradeda svaigti ir galvoji, jie lietuviškais tekstais, lietuviškom, sakysime, dainom domėjusi. Ir iš tikrųjų pranešimo tema Ruigio dainos vokiškoji Ruigio dainų recepcija. Taip. Nes aš atsimenu, aš esu rašęs diplominį darbą Oskaro Milašiaus lietuviškoji recepcija. Čia yra prancūzų, sakysime, poetas, lietuvių prancūzų poetas. Kilęs iš Lietuvos. Taip. Tai čia yra iš tikrųjų labai įdomu ir ko gero buvo nežinoma arba mažai žinoma, kad ta recepcija apskritai yra. Bet kaip jie išėjo į tuos Ruigio tekstus? Ar tiesiog ta knyga buvo tokia populiari 1745 metų? Taip. Po to buvo Lesingas, kuris gal tyčia ar netyčia perskaitė, kaip ten, kokia buvo jo istorija, kaip jis priėjo prie tų liaudies dainų. Jis labai aukštai įvertino, ypač tą poetiškumą. Ir jis rašė tokius literatūrinius laiškus, Lesingas, tokius esė apie literatūrą. Ir viename iš jų, 59, man atrodo, parašė apie lietuvių liaudies dainas, būtent iš Ruigo traktato apie lietuvių kalbą. O Ruigas tiesiog pademonstravo, kaip skamba lietuvių kalba ir apie ką liaudis dainuoja. Ir po to jau šita recepcija yra toks dalykas, kad plysta nejučiomis, nežinia kokiais keliais eina, bet galima pasakyti, kad 18 amžiuje daina tapo tokiu tarptautiniu, nežinau, bestselleriu nepasakysiu, bet buvo išgarsinta. Tai buvo išgarsinta, po to 19 amžiuje daina irgi buvo kaip žanras labai tarp vokiečių paplitusi, bet kai kurie mokslininkai sako, kad apsiribojo tik tai Rytprūsiais, Prūsų karalystė. Bet taip nėra. Taip aš noriu parodyti, kad ir kiti rašytojai žinojo apie šitą liaudies kūrybą netgi 19 amžiuje. Ir savo pranešime norėjau taip netgi nuodugniau paanalizuoti vieną novelę, Motina ir dukra iš Ernsto Vicherto rinktinės lietuviškos istorijos. Litauische Geschichten, jis parašė netgi 2 tomus tų lietuviškų istorijų, iš viso buvo jos 8 ir vienoje istorijoje
lietuvių liaudies daina tampa netgi tokiu pagrindiniu leitmotyvu, simboliu ir herojai, tos novelės herojai iš pradžių skaito dainas iš Rėzos rinkinio, prūsų lietuvių dainos. Šitas kūrinys buvo išleistas 1825 metais, beje labai gražiai išleistas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kritinėje edicijoje skirtoje Rėzos veikalams. Taip kad čia yra labai gerai žinoma ta publikacija, bet tada 19 amžiuje galima buvo susipažinti su lietuvių liaudies kūryba būtent per Rėzą. Ir tie herojai pas Vichertą tą Rėzą skaito, o po to netgi patys pradeda kurti dainas, žodžius ir melodijas ir taip dainomis kalbėtis. Nes Vichertas tas lietuviškas istorijas parašė gyvenant Prūsų Lietuvoje, pats jis gimęs Innstemburge, Įsrutyje, ir buvo gana ilgai, dirbo teisme, buvo ten puoselėjo aukštą postą ir rašė apie kaimo gyventojus. Bet būdamas teisininku, jis aišku aprašė visokius kriminalinius dalykus, kurie beje buvo šeimos rate, tai kas kažką nunuodijo arba kitaip nuskriaudė. Kaip danguje, kaip žemė. Taip, tokios istorijos, bet būtent šitoje istorijoje motina ir duktė, tos lietuvių liaudies dainos iškyla ypatingai. Tai 18-19 amžius, jūs atskleidėt labai įdomių dalykų apie tuos amžius. O daina kaip žanras, kaip tas supratimas, kaip žodis, kaip savoka, kada jis susibaigė? O gal dar neužsibaigė? Neužsibaigė, kol mes apie tai kalbam ir tarptautinėse konferencijose nagrinėjame tą savoką vis gyva. Ir neseniai buvo išleistas Rėza ir dabar ruošiamas 7 tomas Rėzos raštų. Šitas tomas bus skirtas Rėzos originaliai kūrybai, vokiečių kalba parašytiems eilėraščiams, pavadintiems Prutena, tai visų prūsiškų dalykų visuma, arba Prūsijos kultūros tokie perliukai. Ir ten, aišku, jis irgi publikavo liaudies dainų. Taip, dainos. Tai čia ir kadangi Rėza yra leidžiamas dabar, tai tikimės, kad jis ir skaitomas dabar, ir apie Prūsų Lietuvą ir tą dainų lobyną sužinosime ir daugiau. Kaip nuostabu, kad jūs šitos dalykus tyrinėjate ir į mūsų kultūros ir mokslo apyvartą įvedate. Tai iš tikrųjų, tai ačiū Jums. Ar turit kokių nors tokių mokslinių svajonių? Šiaip sakysime, 25-ieji pusėje, bet ar galit savo pasakyti, va šiais ir 26 metais aš norėčiau? Taip, aš norėčiau užbaigti straipsnį apie Rėzos Prutenos vokiškus eilėraščius. Jau jis beveik yra, bet reikia ten dar paglūdinti. Dar turiu parašyti didelį monografijos dalį apie vokišką Prūsijos Lietuvos literatūrą. Tai yra docentės, daktarės Žavintos Sidabraitės projektas, mokslinis projektas, kuriame aš irgi dalyvauju.
Ir dar kas, ir norėčiau užbaigti knygą apie Herkų mantą ir dar tokia svajonė gana konkreti. Šiais metais sukanka didelis jubiliejus. Herkus mantas gimęs 1225 metais švenčia 800 metų jubiliejų. Ir kad iš to įvykio kažkas įdomaus gimtų, būčiau labai laiminga. Mes Olštyne paskelbėm Herkaus manto metus, niekas mus nefinansuoja, bet yra tokia mokslinė draugija Prutenija, kuri sugalvojo visokių įdomių renginių. Tarp kitko norime irgi surengti mokslinę konferenciją apie Herkų mantą ir labai kviečiame dalyvius iš Lietuvos. Nes tai yra mūsų bendras didvyris, herojus, ne tik literatūrinis personažas. Nuostabios svajonės. Gerai būtų, kad jos taptų bendros mums visiems. Bent jau iš dalies jos man tikrai yra labai artimos. Aš linkiu, kad jos būtų realizuotos. Ir jums sėkmės ir tvirtybės. Ačiū Jums labai. Ir ačiū Jums ir už darbą, ir už pokalbį. Ir su Jumis atsisveikinu linkėdamas sėkmės. O mūsų žiūrovams primenu, kad mes bendravome su daktare Alina Kuzborska, kurią kalbino Audrys Antanaitis, o filmavo Karina Kropaitė.